Naujo augintinio atsiradimas šeimoje išties yra svarbus įvykis, kuriam būtina pasiruošti iš anksto. Tad pirmiausia reikėtų pagalvoti apie pačią kelionę namo. Tai būtinai reikės transportavimo bokso šuneliui, taip pat reikėtų gertuvės ir palutės, kurią įtiesite į transportavimo krepšį. O ką jau reikėtų turėti namuose? Pirmiausiai, šuniukui atvykus namo reikėtų jam leisti apsiprasti su nauja aplinka. Sukurkite jam saugų ir ramų kampelį, tai būtinai reikės guolio, žinoma žaisliukų, kurie lavintų šunelio motoriką, taip pat valytų dantis arba masažuotų dantenas, kai dygsta dantukai, žaisliukų, kurie padėtų stiprinti augintinio ir šeimininko ryšį. Taip pat, jeigu augintinis dar mažas, reikės ir palučių. Geriausiai naudoti tokias, kurios yra keletos sluoksnių ir idealu, jeigu jų padas yra neslystantis. Na ir žinoma reikalingi dubenėliai tiek maistui, tiek vandeniui. Vandeniui bus idealus dubenėlis su plaukiojančia lėkšte, kuri apsaugos vandenį nuo išsiliejimo, o šunelį nuo šlapios barzdos efekto. Ir visą šį kampelį pradžioje būtų geriausiai aptverti aptvaru, kad šuo iš anksto priprastų, kur yra jo miegojimo, o kur yra gamtinių reikalų atlikimo zona. O kokį maistą, kokius skanukus reikėtų pradžioje naudoti ir kokias kitas priemonės reikėtų turėti prieš atvažiuojant naujam šuniukui? Žinoma, mityba yra labai svarbu. Mityba sudaro 80% augintinio sveikatos, o 20% sudaro priežiūra. Todėl renkantis pašarą labai svarbu atkreipti dėmesį į jo sudėtį. Maistą rekomenduotume rinktis su hipoalergeniniais baltymų šaltiniais, balta žuvimi, lašiša, kriliumi, taip pat be grūdų ir atsižvelgiant į augintinio specifinius poreikius, galbūt kailio spalvą, alergenus ar amžių. Su skanėstais pradžioje reikėtų nepersistengti, duoti tik po truputį, taip pat itin atsargiai rinkitės, kokius skanėstus duoti, atsižvelkite į jų sudėtį, kad pirmoje sudėties vietoje būtų mėsa arba žuvis. Taip pat svarbu pasirūpinti ir papildais, ypač augančiam šuniukui svarbu kalcis, kuris padeda formuotis sveikam šuniuko skeletui. Na, o priežiūrai svarbu naudoti kuo natūralesnės maudymosi priemonės, taip pat turėkite šukas, nagų kirpimo žirklutes, akių, ausų valymui, galite naudoti šarminį vandenį, taip pat svarbu turėti vedžiojimo aksesuarus ir rekomenduojame turėti specialų purškiklį kvapams ir dėmėms, kuris leis palaikyti švarą namuose. Taip pat visada galite pasitarti su gyvūnų prekių parduotuvėse dirbančiais ekspertais.